Ir šiandieną aš pašnekėsiu, mano manimu, tikrai labai įdomia tema, tai yra ilgalaikis taupimas ir investavimas. Ne visiems žmonėms investavimas, iškart pasakysiu, yra tinkamas. Daug žmonių pradėdami investuoti, jie turi susikūrę labai netinkamus lūkesčius, kas galiausiai lemia prastus rezultatus. Todėl aš manau, prieš pradedant investuoti kiekvienam iš mūsų yra pravartu suvokti realiai, kas yra investavimas, kokių galima tikėtis rezultatų, ir tada tik tai priimti sprendimą, ar iš vis verta tą daryti. Iš pat pradžių kiekvienas iš mūsų turim užsitikrinti, aš sakau 12 mėnesių, kiti šiek tiek konservatyvesni, sako 3-6 mėnesių rezervą juodai dienai. Aišku, reikia tikėtis, kad ta juoda diena niekada neteis, bet tik tai turint pakankamą pinigų rezervą gali daug laisviau mąstyti ir dėliotis planus ateičiai. Tai yra pats blogiausias dalykas, kai žmonės investuoja ir jie planuoja metam 2 į priekį. Iš esmės, kai mes investuojame, mes turim galvoti apie ilgą laikotarpį, tai yra 10-20 metų. Be abejo, ne visi gali taip ilgai investuoti, bet apie tai atskirai kalbėsim. Tai kai jūs turite rezervą, jūs galite pradėti galvoti apie investavimą. Tačiau prieš sukaupiant rezervą, mes turim sutaupyti kažkokią sumą, kurią galim būtų investuoti. Tai yra pirmas žingsnis ir tuos, vadinkim, pinigėlius, kuriuos investuojam, galima taupyti keliais būdais.